Labas vakaras. Kaip žinom, šiandien yra konsultantų susirinkimas. Gerai girdisi? Gerai. Ir mano klausimas pirmas būtų konsultantai, mes visi vienodi, visi konsultantai, kiek iš mūsų norime būti sėkmingi G02 versle? Yra didelė dalis, labai gerai, labai gerai. Šiandien aš truputėlį daugiau kalbėsiu apie kokiame mes versle esame, kokioje veikloje ir taip pat kokios dvi pagrindinės kaip kryptis, kuriomis reikia judėti. Taip, dar vieną klausimą užduosiu ir mes judėsime į priekį, bet išlaiko, kiek iš mūsų skaitėme knygą, jų yra daugiau, turtingas tėtis, vargšas tėtis, turtingas tėtis, kaip sakė Roberto. Pakelkime aukštai, kad maždaug žinoti. Yra dalis skaičius, yra didelė dalis neskaičius. Pinigų srauto kvadratas ir taip toliau. Aš būtent panaudosiu jo šitą schemą ir pradėsiu nuo to ir kalbėti. Būtent šitas žmogus Robertas Kiyosakis, kuris yra toks labai, sakyčiau, geras verslo mokytojas, jisai kalba ir suskirsto žmonės į 4 grupės. Pirmoji grupė tai yra darbuotojai, darbininkai, nesvarbu. Ar tai būtų darbuotojas, ar tarnautojas. Čia yra visi žmonės, kurie gauna atlyginimą. Tai reiškia, kad kažkas tai mums moka atlyginimą. Kiek salės tokių mūsų yra? Tai yra, kad kažkas jūs tikrai gaunate iš kažko atlyginimą. Yra. Ir aš toks esu. Toliau yra grupė žmonių, kurie yra, lietuviškai būtų individuali veikla. Individuali veikla. Kiek yra žmonių, kurie užsima individualiąją veiklą, tai reiškia, kad niekas jums nemoka atlyginimo, jūs patys susikūrėte savo darbo vietą ir patys savo mokate arba uždirbate. Yra tokių, ne? Aš neskaitau G02 šiaip. Gerai. Viena kita grupė yra verslininkai. Verslininkai tai būtų tie žmonės, kurie jau patys nedirba, jeigu jie dirba, aišku, priklausys šitai pusėje, kurie sukūrė verslą ir iš verslo arba iš dividendų gyvena. Neina į darbą ir gyvena gyvenimą ir nemąsto apie darbą. Kiek čia tokių mes yra? Nei vieno. Nei vieno nematau. Gerai, dar viena grupė yra investuotojų. Kada investuoja pinigus ir gyvena tik tais iš investuotų pinigų. Tai reiškia, kada pinigai uždirba pinigus. Kiek tokių? Vienas. Ar tikrai? O, tai ką tai G02 reikalinga tada? Įdomu, gerai. Viskas tvarkoje. Dabar santykis, koks yra santykis būtent šitoje schemoje. 95% visų žemės gyventojų priklauso šiai grupiai. 4% priklauso šitoj grupiai. Ir kiek beliko? 1% beliko, kada priklauso šiai grupiai. 1%. Dabar kas vyksta šitoje schemoje? Kam dirba darbuotojai? Arba kas moka darbuotojams atlyginimą? Verslininkai. Reiškia, darbuotojai dirba verslininkams, verslininkai moka jiems atlyginimą. Toliau. Kada mes gauname atlyginimą ir mes pradedame įsigyti daiktus. Mokėti už paslaugas, įsigyti daiktus, kam atitenka pinigai? Atitenka vėl verslininkams. Reiškia, mūsų verslininkai samdo, mes jiem atliekam darbą ir paskui patys nusipirkam produktą. Aišku, ir bendrai prasme, nes yra daug, aš kalbu bendrai. Ir dabar klausimas toksai. Konsultantai nesusiduriam kartais su tokiais klausimais ir aš manau, kad pasitikrinsim tarpusavyje, ar teko išgirsti tokių atsakymų. Aš norėčiau pradėti G02 veiklą ir galbūt norėčiau padaryti 1000 tokių užsakymų pradžiai, bet neturiu pinigų. Buvom tokių sutikę. Kas buvo? Norėčiau, bet neturiu pinigų. Tada užduokim klausimą, kiek metų dirbi šitoj vietoj? Žmogus sako, dirbu 10, 20 metų, dirbi 20 metų ir neturi ten kelių šimtų arba kelių tūkstančių, kad pradėti nuo savo veiklą. Dirbu daug metų, bet neturiu.
Ką aš noriu pasakyti? Šitoj vietoje yra būti sunkiausia. Šitoj vietoje žmonės paprastai dažniausiai gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo. Pasitaiko žvaigždžių, galim paminėti Sabonis, žvaigždė. Jisai savo triūsų uždirbo, turbūt yra turtingas. Muzikos žvaigždžių, dar kažkas. Iš čia, iš kažkiek tai tūkstančių žmonių vienas tampa turtingas. Visi kiti gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo. Ar tai būtų valstybės tarnautojai, ar tai būtų, neturi reikšmės. Jeigu jums kažkas moka atlyginimą, tai esate šitoj vietoj. Šitą vietą. Žmogus geras specialistas, automechanikas. Sako, aš nedirbsiu niekam, pasimsiu patentą, dirbsiu garažiuke ir užsidirbsiu savo pinigus. Reiškia, jam niekas nemoka atlyginimo, jis susikūrė savo darbo vietą, nusipirko instrumentus ir dirba. Geras stomatologas ar odontologas, kaip dabar vadina, atsidarė savo kabinetą ir dirba savo. Advokatai dirba savo, notarai dirba savo. Tai yra grupė žmonių, kurie dirba savo ir uždirba pinigus. Viskas būtų neblogai, bet visada yra riba, kiek pats gali uždirbti. Nes turi tik 24 valandas laiko. Ir kiek padarysi per tą laiką, tiek ir bus riba. Ir dar didžiausias dalykas, jeigu kažkas atsitiks man, aš nieko negausiu. Nes negalėsiu dirbti. Toliau šitą grupę moka pačius didžiausius mokesčius. Šitą grupę, būtent šitą grupę. Žinot, kad individualioje veikloje didžiausi mokesčiai. Nesu patys, bet būtent individualioje veikloje. Važiuojam toliau. Verslininkai. Kas yra verslininkas? Lygiai toks pats žmogus, kuris sugalvoja vieną dieną gyventi kitaip. Įsikėlė savo didelės svajonės ir galvoja, kaip jas įgyvendins. Jie žino, kad būnant čia niekada neįgyvendins, būnant čia galbūt kažkaip ir tai labai sunkiai. Verslininkas. Ką daro verslininkas? Verslininkas sukuria sistemą. Kažkokią tai sistemą. Finansinę sistemą, kuri pradeda uždirbti jam pinigus. Būnant šitoje pusėje mes suprantame, kad sukūrus sistemą arba investavus pinigus pačiam dirbti nebūsime. Galima dirbti. Aš turiu savo įmonę, ne vieną įmonę, kitą įmonę turiu, ten dirba žmonės, bet aš taip pat dirbu savo įmonėje direktoriumi. Tai reiškia, mano įmonė man moka atlyginimą. Tai reiškia, aš galiu būti keliose vietose. Bet suprantam, kad šita vieta yra labai sudėtinga, nes čia dažniausiai būna žmonės, kurie sako, aš neturiu pinigų, kad nusipirkti nestartinę pakuotę, po 20 metų darbo. Šitie žmonės dažnai būna, jie uždirba pinigus, investuoja, vėl kuria naujas sistemas, naujas įmonės, pradeda investuoti pinigus ir jie gyvena iš to, kad kažką tai sukūrė ir turi tas pasivesęs pajamas, iš kurių ir gyvena. Ir kada mes prisijungėme prie GNLD veiklos, kurioje mes vietoje patampa. Kai tik prisijungėme prie GNLD veiklos, mes esame būtent šitoje vietoje. Mes pradedame patys savo sukurti darbo vietą ir sukurti pajamas. Jeigu aš įsigijau produktų, aš juos galiu vartoti ir vartoju dėl to produktus, kad aš jau pradedu mąstyti truputėlį kitaip. Vakar bendravau su viena nuostabia studentė, kuris studijuoja ir jinai prisijungė prie GNLD ir sako, kai aš pasižiūrėjau kainą, sako, aš šit nenualpau, nes taip viskas brangu. Sakau, labai gerai, labai pastabėsi. Ir tada mes pradėjom truputėlį bendrauti. Ir mes paėmėm kelis produktus, paėmėm šampūną, skalbimo miltelius ir vieną brangiausių mūsų karotinoidų kompleksų. Sakau, už kokią kainą tu perki šampūną? Sako, maždaug 6 litrai. Nuostabu. Kuriam laikui užtenka? Sako, maždaug nuo mėnesio iki 2. Tai kiek kainuoja mėnesį? Tai reiškia, jeigu mėnesį, tai 6 litrai, jeigu 2, 3 litrai. Teisingai. Mūsų šampūnas kainuoja kiek? Konsultantų 3. 23. 30. Kiek? 33. Pardavimo. Klientams 30. Tarkim, sakykim 25, ne? Kiek užtenka šito šampūno? Yra specialistai, kurie yra Pomeraniai.
Kur Artūras su Jolanta? Kiek užtenka šito šampūno jūsų šeimai? 10 mėnesių, 4 asmenys. Kino salė. Šitas šampūnas dar turi pompelį, žygykit būtinai pompeles. Dozatorius. Kas čia atsitiko? Klausykit mane. Pabendrausit po renginiu. Aš žinau, kiek man užtenka. Man užtenka 250 plovimų galvos. 250. Tai va, kiekvieną dieną plaunu, tai nepilnai metų. Yra dozatorius, sutaupysit kelis kartus. Jeigu naudosit su dozatoriu. Jeigu be dozatorių, daug greičiau sunaudosit. Nes visada per daug naudosit. Mes paskaičiavome, kad šampūnas išeina 2 kart pigiau negu 6 litrai kainuoja. Tai sakau, tai reiškia, tu labai turtinga, nes tu gali sau leisti, aš tau negaliu leisti, nes tu 2 kart brangiau moki savo galvos plovimus. Pradėjau paėmėm skalbimo mistelis ir paėmėm, pasakė, kiek kainuoja jos skalbimo mistelis, su kuriais jis skalbė, 18 litrų sakė, ten kažkiek kilogramų, kiek kartų skalbė, tiksliai nežinau, bet maždaug pasakė, kiek laiko užtenka ir gavosi vieno skalbimo kaina 3 litrai. Pas mus skalbimo miltelį kainuoja kosminę kainą, dėžė, 160 litrų, ne? Ir 159 skalbimai dėžė. Tai vieno skalbimo kaina yra litras. Tu labai turtinga. Tu 3 kartus brangiau moki skalbimą negu aš. Ir aišku, tavo rūbai yra su fosfatais, ir kenkia sveikatai, ir toliau mes taip toliau kalbėjom. Ir dar viena, kodėl aš kalbu, dėl to, kad mes konsultantai patys žinotume ir suprastume, nes kartais mums patiems kyla tai jo. Ar iš tikrųjų taip yra? Eglės norėsi pagalbos. Eglė, galima sakyti, profesionalėsi, farmacininkė, vaistininkė. Labai trumpai. Todėl neduosiu mikrofonų, nes trumpai nebus. Aš buvom Šiauliuose užvakar, taip, ir tu buvai susitikusi arba kalbėjo būtent tavo kolega, kuris kartu mokėsi. Ir labai trumpai šitą istoriją, gerai? Trumpai. Labas vakaras.